Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Kaip ir žadėjau, rugsėjis buvo tikras 4. vasaros mėnuo ir oras buvo puikus ir renginių buvo daug. Aeronida padovanojo įspūdingus lėktuvų pasirodymus, o kai skraidė Latvių naikintuvai, apskritai pajutau tokį pasididžiuotiną saugumo jausmą. Sveika Neringa nustebino dar nematyta laivų samplauka, o pusės maratonų bėgimas sportiškai nusiteikusių žmonių gausa. Ir tai yra puiku. Linkiu, kad šie renginiai kiekvienais metais tik augtų, tobulėtų, pasiūlytų vis naujų ir išradingų dalykų, kurie pratęs Neringos sezoną ir leis toliau suktis kapitalizmo sraigtams. Žinoma, visada yra kur tobulėti. Ir to mes turėtume siekti. Ką tikrai būtų galima pagerinti, tai yra automobilių srautai ir jų parkavimas. Kaip visada, žiūrovai mėgino privažiuoti kiek įmanoma arčiau, susidarė spūstis ir blokuojamas kelias. Sprendimų šiam klausimui spręsti žinoma yra. Nidoje visus automobilius galima sutalpinti Kuršių 2 aikštelėje ir pavėžėjimą organizuoti nuo ten. Juodkrantėje buvo galima parkuotis aikštelėje prie marių netoli Ąžuolyno arba Ievos kalno gatvėje ir likusi nedidelį atstumą įveikti pėstute. Priežiūrą galėjo atlikti arba renginio savanoriai, arba miesto viešosios tvarkos skyrius, kurį nekartą esu sakęs, kad reikėtų plėsti. Ir priežiūrą vykdyti tiek renginio viduje, tiek jo prieigose. Negana to, miesto renginius turėtume nepamiršti labiau įtraukti ir vietinį verslą. Pavyzdžiui, Aero šventės metu tik po mano prašymo taksi automobiliai gavo leidimus žiūrovus vežti iki pat aerodromo, o iki tol šis klausimas nelabai kam rūpėjo. Juk tai mūsų pačių kaimynai ir draugai. Nereikėtų vienas kito pamiršti. Taip pat gaila, kad dėl parko ir savivaldybės nesutarimų rudens lygiadienio šventę teko perkelti iš Gintaro įlankos į direkcijos kiemelį. Dėl tokių nesutarimų labiausiai kenčia Neringos gyventojai. Taip neturėtų būti. Apskritai tarpusavyje turime kalbėtis daugiau, nes dažnai paprasčiausi sprendimai yra tiesiog tarp mūsų. Daugiabučiai, jų administravimas ir priežiūra. Nuolat gauname nusiskundimų, jog savivaldybės paskirtas administratorius neatlieka savo funkcijų, susikalbėti su juo neįmanoma, o išrašomas nemenkos sąskaitas tenka apmokėti ir neduok die pavėluosi. Administratorius nededa pastangų situacijai įspręsti, o savivaldybė nededa pastangų prižiūrėti administratoriaus atliekamus darbus. Keliose daugiabučiuose namuose vyksta labai didelės problemos, apie kurias bus galima pakalbėti pasibaigus tyrimams. O kai kuriuose jos yra kaip tiksinčios bombos, kurios vieną dieną vis tiek išlys ir jas vienu ar kitų būdų reikės spręsti. Lengvo sprendimo šiam klausimui nėra. Savivaldybė galėtų parodyti iniciatyvą, tačiau kol kas to tikėtis yra naivu. Žinoma, daugiabutis yra visų jo gyventojų turtas ir jie privalo rūpintis juo patys. Savivaldybė turėtų padėti, tačiau vis tiek tai yra gyventojų atsakomybė. Šiuo savo įrašu norėčiau paskatinti gyventojus imtis pokyčių ir keisti savo neveiksnius administratorius. Variantų yra, o pagalbos sulaukia tie, kurie jos ieško. Bet tinkamai priežiūrai reikia nusiteikti, kad išlaidų bus. Ir kai kaimynai nuspręs, kad jau reikia imtis pokyčių ir tvarkytis, galite drąsiai kreiptis, mielai padėsiu sukuruoti procesus. Patikėkit, žinau, tema yra labai sudėtinga, bet anksčiau ar vėliau ją spręsti reikės. Ir siūlau to netidėlioti. Gera žinia, kad taryboje buvo priimtas sprendimas perimti Kuverto gatvę ir susiremontuoti ją patiems. Dabar svarbiausia, jog nebūtų nueita paprasčiausių peresfaltavimo keliu, būtų pažiūrėta šiek tiek moderniau ir išradingiau. Tarybos posėdžio metu dar kartą pasiūliau Kuverto gatvę paversti dviračių gatve, tačiau pastebėjau, jog ne visi kolegos suprato, kas yra ta dviračių gatvė ir kaip ji turėtų funkcionuoti. Todėl stoviu pirmoje dviračių gatvėje Lietuvoje Vilniuje, kur dviračiai yra lygiaverčiai eismo dalyviai, eismas vyksta abiejomis kryptimis, kurias skiria trinkelės, o pėsčiųjų takai yra atskirti nuo važiuojamosios dalies. Taip kaip ir yra Nidoje. Priėmus tokį sprendimą išsispręstų klausimas, kaip reguliuoti dviračių eismą, kuris dabar yra labai nesaugus, neįstrigtume su milžiniška rekonstrukcija, kaip nutiko Taikos gatve ir sutaupytume krūvą pinigų. Todėl labai kviečiu nedelsti ir pradėti rimtas diskusijas šiam klausimui spręsti.